Toliau tęsime vizitą ūkininko Antono Bandalevičiaus laukuose. Esame kviečių pasėlyje. Žinome, po rapso, kokį pasėlį mes ten matėme, tai žvelgiant į kviečius mes nematome tokių įspūdžių, bet reikia vertinti, kad, kaip ir minėjau, visgi to regiono dirvožemiai yra, netgi nesakyčiau, kad jie tokie nuo vidurkio į stipresnę pusę, gal net sakyčiau nuo vidurkio į silpnesnę pusę. Ir vis tiek tai, ką matome, tai turime pasėlius. Matyti labai stiprus išsimarginimas, bet tas išsimarginimas taip pat galimas išvelgti ir kituose regionuose, kur vyrauja ir stiprūs dirvožemiai. Tas išsimarginimas iš tikrųjų lengvuose dirvožemiuose labai stipriai išryškina dirvožemio rūgštingumas. Ir Antonas jau tą yra supratęs ir tuo klausimu pradėjęs darbą. Tai ką darote, kad bandyti atstatyti dirvožemiams rūgštingumą? Mes šitą jau darbą pradėjom kažkur prieš 4 metus, po truputį, kada atsirado granuliuotos kalkės. Čia iš Lenkijos mums importuotojai atveždavo. Ir pirmais metais čia po poros mašinų mes ėmėm, po 50 hektarų kalkinom. Pernai mes jau nukalkinom 800 hektarų. Po pradiniai laukai, kur pirmi metai tai po 0,5 tonos, kur jau antri, treti metai tai po 300 kg. Nu, šitas laukas, kur mes esam, tai pernai buvo pirmą kartą kalkintas tas laukas. Ir matom, kur mes matom dėmes, tai pernai čia nieko neaugo. Šiemet mes matom, kad dėmė yra, bet augalas jau auga, mes tikrai turim rezultatą. O laukuose, kur jau 3-4 metai, tai galima sakyti, kad tos dėmės dingo visiškai arba jau minimaliai tik tai liko. Tai manau, kad jeigu tokiais tempais mums pavyks toliau kalkinti, tai susitvarkysim mes su tą problemą, nes iki pusės derliaus gali likviduoti. Tiesiog tai yra kaip įrodymas, kad pamačius lauke tokias dėmes ir įsidėmėjus į lauką, tai nereiškia, kad reikia pulti su azotinėmis trąšomis ir duoti didelį kiekį. Nes greičiausiai, kad mes tos bėdos neišspręsime, o tik pagilinsime ir dar stipriau padeginsime dirvožemius, sudeginsime esamą paskutinį humusą ir vis tiek reikės prieiti prie to paties klausimo. Nes aš dar pratęsiu biškai, kur mes prieš tai buvom rapsų lauke ir tenai buvo viena tokia 5 hektarų dėmė, kur nieko neaugo. O 4 metų darbas ir šiemet jau rapsai, nepasakysi, kad jisai jau superinis, bet jisai jau auga. Bent jau jau dėmių nėra, dėmių. Taip. Tai reiškia, kad mes su tą bėdą susitvarkėm. Dar ne iki galo, bet jau, kaip sakoma, einam gerą kryptį. Ir žinoma, dabar esant ir žiūrint į šitą pasėlį, čia, žinoma, yra truputėlį, kadangi ūkinė sėkla, tai matome truputėlį yra pabėgusių rugių, bet lauko fonas, kuriame matyti tos pačios dėmės ir kaip šiuo metu pagelbėti, tai iš tikrųjų atiduotos kalkės, kurios savo darbą dirvožemyje atlieka, bet vis tiek augalui yra sunku atlikti maitinimą per šaknis. Tad šiuo metu reikėtų atlikti iš tikrųjų fungicidinę priežiūrą, plus pamaitinimą per lapus. Ir augalas tą įsisavins iš tikrųjų labai gerai, nes esant problemai per šaknį, reikia visgi pamaitinimą atlikti ir atiduoti per lapus. Tad tam laukui iš tikrųjų rekomenduotume, kad dabar pridėti sulfastimo, tai yra siera ir amino rūgštys, 1 litrą į hektarą. Noratek universalas, tai yra mikroelementų kompleksas, 1 litras į hektarą. Globastaras, fungicidas nuo ligų,
0,7–0,8 litro į hektarą. Abranas, tai yra protekonazolo veiklioji medžiaga, 0,5 litro į hektarą. Ir žinoma, reikia atitinkamai vertinti pasėlius ir šiuo metu taip pat pridėti ten, kur reikia mažesnę, didesnę normą, bet su augimo reguliatorium vertinant esamą drėgmę ir dar numatoma bus, ar jau ta drėgmė po truputėlį atsitraukia, bet vis tiek šiuo metu su augimo reguliatorium ir jo pamiršti negalima. Reikėtų tikrai įdėti moksą, trineksapaketilio veiklioji medžiaga į hektarą 0,3–0,4 atitinkamai pagal pasėlių intensyvumą. Ir žinoma, prie viso to, prieš pradedant pilti vandenį, vandenyje įsitirpdyti to paties karbamido po 10 kg, kad, tarkim, greičiau, kad visos tos dėmės užsitrauktų, kad geresnį maitinimąsi augalas galėtų paimti, amidinį azotą įsavina labai puikiai. Fungicidas, aišku, atpalaiduos augalą nuo ligų, nes dabar kviečiuose, šiuo metu mes matome čia einantis 4. lapas. Čia yra dar tame regione yra 4. lapelis ir čia jau gal į šitą žiūrint, tai čia jau yra 5, šitas jau yra 5. Bet ir kai 5. lapelis, aišku, labai svarbi ir jo yra priežiūra viso augalo ir, aišku, mityba. Ir, kaip sakiau, ir augimo reguliatorius. Bet su 5. lapu ir ką mes galime dar augale reguliuoti, tai žiedų skaičių. Tai reiškia, numatytos azotinės trąšos, esant 5. lapui, turi būti jau atiduodamos, kad pagerinti, vadiname, kad visą laiką kokybės pagerintojai. Žinoma, kad tai labai svarbu kokybei, bet kartu ir žiedų skaičiui padidinti varputėje, tas azotas atlieka taip pat vaidmenį. Ir tas purškimas per lapus lygiai taip pat didina žiedų skaičių. O su žiedų skaičiumi, žinoma, atsiranda varputėje ir daugiau grūdų. Taip pat įtakojame ir grūdų stambumą. Tai grūdų skaičius, grūdų stambumas ir grūdų kokybė su vėliaviniu lapu yra daroma. Tai tikrai to neprasnauskite, stenkitės atlikti paskutinius darbus su vėliaviniu lapu teisingai. Ir augimo reguliatorius, ir trąšų atidavimas. Dar šįmet turime pakankamai drėgmės ir ko gero artimiausių laikų nenusimato didelių karščių. Tai leis atlikti darbus laiku, kokybiškai, tik svarbiausia, nepamirškite, padarykite ir turėsite gerą, didelį, kokybišką derlių.